Praeitoje radistų laidoje buvo. Na, pamėginkim patikrinti, kaip veikia išsiblaivinimo paslaugos. Nu ką, užšventei, reikia atsigauti, Romai, ne? Puso? Man reikia, galite šitą padėti? Kaip galim padėti, ką reikia padėti? Man reikia į darbą. Čia bus naktinė pamaina. O dabar kas yra? Nu kaip kas? Krikštynos buvo mano šitą. Yra ten kas nors tokių geriau šnekančių? Ne. O tai kur jūs gyvenat? Nu, vienas gyvenu, čia. Bet kur? Čia. Tai jūs norit, kad mes atvažiuotum mašinę pasistatyti? No, jo, labai noriu. Nežinau, čia susišnekėsim. Jūs galite duoti mobilų telefoną? Prašau. Numerį. Jo, 8698 4292. 698, toliau. Taip. Ne, pakartokit, 698. 8698 94 32 94 32 54 922. Nesuprantu. 54122. Galit normaliai pasituoti, kaip mes su jums susieksim. Jo. Pažiūrėkit, pagal pavardę, aš esu pas jūs jau buvęs. Jūs esate pas mane buvęs. O kokia pavardė? Skevičius. Skevičius? Taip, Rolandas Mackevičius. Vardas koks? Rolandas. Ai, Rolandas Mackevičius. Taip. Oi, palaukit, mačiau. Rolandas. O kur gyvenat, priminkit? Čia. Adresą pasakykit, prašau. Aš esu ofise. O kur tas ofisas? 60. O gatvė? Taip, spaudos rūmai. O kuris kabinetas, Laisvės prospektas? Ne. Rolandai, kaip tu atrodai? Rolandėlį, ką tu čia tiek išgėrei? Kaip tu atrodai? Nu, fainuoliai, jūs čia ką? Labas vakaras. Labas vakaras, radistai. Radijas Radizip FM iš Vilniaus. Pone? Labas vakaras. Labas vakaras. Radistai per ZIP FM nuo 19 valandos.